Ciklas santykiai. Apie ką jisai? Kiekvienam, kas ateina dalyvauti šitame cikle, savos asociacijos kyla. Yra žmonių, be abejo, yra žmonių, kurie ateina galvodami apie santykius, kurias jie norėtų sukurti. Yra žmonių, kurie ateina galvodami apie santykius, kuriuos jie norėtų nutraukti. Yra žmonių, kurie ateina galvodami apie santykius, kuriuos jie norėtų pakeisti, transformuoti, pagerinti. Ir visi jie yra teisūs. Iš dalies. Todėl, kad tai yra daug platesnė tema. Santykiai ne tik tarp žmonių yra tokia kategorija sąveikos santykiai. Mes galime pasakyti, kad visas mūsų organizmas, kiekviena mūsų ląstelė sąveikauja su kitomis ląstelėmis. Galime pasakyti, kad mes kaip visatos ląstelė sąveikaujame su visata. Galime pasakyti, kad mes turime gerą arba blogą santykį su daiktais. Šitoje vietoje visada sakau, kad ypatingai ryškus būna santykis su automobiliu. Mes visi jį pašnekinam, nes aš jau nekalbu apie santykį su gyvūnais, su aplinka, su namu. Vienu žodžiu, tai yra labai platu ir tai yra labai svarbu. Tarkim, jeigu šeimoje serga vaikas, bet kuo, nuo nuolatinių peršalimo ligų iki onkologijos, tai yra santykiai tarp tėvų. 100%. Jeigu nėra pinigų, tai yra santykiai. Jeigu yra depresija, yra apatija, yra perdegimas nuolatinis, yra atidėliojimas, yra paskendimas abejonėse. Visada, visose sudėtingose situacijose, kai sakom šitą nelaimių juostą, ar ne? Rusiškai posakis yra palasa nevizėnija, kada gyvenimas kaip zebras, juoda balta, juoda balta. Juodoj juostoj atsidūrus, pirmas dalykas – atsisėsti ir peržiūrėti savo santykius. Peržiūrėti ne taip, kad tiesiog kažką galvoju, o išrašyti ir pasižiūrėti, kurioje vietoj yra užstrigimas, kurioje vietoj yra nesusikalbėjimas, kurioje vietoj yra neišsakymas, kurioje vietoj yra santykiuose kančia, kurioje vietoj aš kitą žmogų spaudžiu, slegiu, primetu, vertinu. Iš to išeina absoliučiai visos temos. Todėl aš galiu pasakyti, kad mes įeinam šį mėnesį į temą, kurią pavadinam vienu žodžiu, bet joje telpa absoliučiai visas gyvenimas.